Taigi, man artimas žmogus, mama užsakė maisto Barborui. Aš prisipažinsiu, kad aš per dieną išleidžiu maistui maždaug apie 1 eurą, neskaitant šito. Kavą aš pamačiau su akcija, tai yra už 2,50. Labai stipri akcija, jos kaina mažesnė net nei maltos kavos. Ir dabar apžiūrėsim, kas gero yra Barboros krepšy. Va kokia grietinė. Varškė. Maskarponės sviestas. Va, jau tiek čia pridėta, žinai. Kas toliau? Pienas, žinai. Pieną tai aš dėsiu gal čianais. Pieną dėsiu čianais. Čia obuolienė mama, kurią padovanojo man. Grietinę dėsiu čia. Varškytę dėsiu čia. Varškę dėsiu čia. Čia dešrelės. Nu, mama mane jau lepina nesveikai. Čia mėsa. Mane mama palepino, tai nesveikai. Todėl, kad turėsiu daug išlaidų. Mano mėgiamiausios dešrelės, žinai. Tai va. Majonezas. Nedidelė pakuotė, žinai. Galvoju, gal tas mėsas perdėti. Galvoju, gal tas mėsas perdėti va šičia, va, žinai. Toliau, kas čia? Bandelė su lašiniu įdaru. Va šičia, va. Batono. O čia žiūrėk, pas mane to ir šaldytuve vietos nebeliks. Batono. Batonas. Krienai. Mandarinai. Ir aišku, mano mėgiamiausi burokėliai, kuriuos aš labai mėgstu. Tai va, mano pilnai užpildytas va. Pienas, burokėliai, majonezas, dešra,
duona, dar dešrų, marcipaniniai sukučiai. Ir dar tiesą užmiršau, maskarponės sūris. Maskarponės sūris. Maskarponė, burokėliai, dešra, majonezas, batonas, dešros, pienas, krienai, bandelė, mandarinai. Aš noriu pasakyti, kad mama man paskambino ir iš karto pasiūlė užsakyti barborą. Taip yra todėl, kad pirmadienį manęs laukia 30 eurų danties taisymo operacija. Einu pas dantistą ir aš mokėsiu 30 eurų. Tai tam, kad per visas likusias dienas neišleisčiau pinigų, man mama už 30 eurų pripirko maisto. Tam, kad neišleisčiau pinigų. Nes jeigu aš išleisiu pinigų, tai man bus galiakas. Aš netoks kaip Vygintas, aš palūčkos neištaškau, man palūčka dar atlieka 80 eurų mėnesio gale. Bet šį kartą taip atsitiko, kad pavyzdžiui skalbimas, vaistai, megztukas, Maksimo gimtadienis, draugo gimtadienis, žinai, aš tiesiog nemažai išleidau pinigų. Tai man mama nupirko už 30 eurų maisto paketą, kuris buvo šituose dviejuose maišuose. Man mama už 30 eurų nupirko maisto paketą tam, kad aš pataupyčiau pinigus ir neleisčiau visokiem šūdam, būdamas mieste. Labai ačiū savo mamai, nes man reikia susitvarkyti kompiuterį 25 eurai. Paskui reikia važiuoti pas dantistą, važiuosiu 30 eurų ir jau žiūrėk 55 eurai išleisti. Tai va, labai ačiū mamai, mama, aš tuo labai dėkingas, kad tu sutaupėjai man apie 30 eurų, kad tu man sutaupėjai apie 60 eurų maistui. Mama, aš tuo labai dėkingas. Tai va, jeigu mama būtų mane nupirkus maisto, aš būčiau bankrutavęs kitos savaitės pradžioj.